nerealiai skanus ir super greitas. Reikės granolos, jogurto, banano ir aš turiu sūrios karamelės, bet galima ir uogienės, ką turit, ką norit, ką mėgstat. Pradedam sluoksniuoti. Jogurtas tai tiesiog kokso akcija, tokį ir naudoju. Dugną dedam jogurčiuko, ant jogurtuko dedam granolas. Negailim, pas mane granolas su migdolais ir anakardžiais, mano mėgstamiausias, skaniausia. Didelis anakardas. Prisisluoksniuoju, kad uždengtų jogurtą. Šitaip. Ir tuomet ant granolos dedu banano riekelės. Kažkaip taip gavos. Aš tai dėsiu sūrę karamelę. Kaip skaniai. Iš tikrųjų galima čia ir uogienę. Kas ką mėgstat, aš tiesiog turiu karamelės, nes mama man jos suorganizavo. Būtų gerai tą karamelę biškelį pasklaidyti šoniukus. Čia man sunkiai sekas, nes jinai nėra tokia skysta. Dar vieną sluoksnį dedam. Negailim jogurto, iš tikrųjų jogurto gali būti čia daugiausiai iš visų ingredientų. Mažiausiai žinoma saldėsiu, tokių kaip karamelė ar uogienė. Išstumdžiau. Kodėl granolą dedu ant jogurto, kad granola šiek tiek suminkštėtų. Tiesiog čia tobulas pusryčių desertas. Bananito, karamelė. Nepersistengiam su karamelė, nors aš ją labai mėgstu. Žinoma, ant viršaus dar jogurto. Kai valgysit, galima išsimaišyti, galima valgyti tokiais sluoksniais, kas kaip mėgstat, bet skonis, patikėkit, nerealiai geras. Va, šitaip. Ir dabar duosiu pastovėti šiam desertui kokias 5 minutės, kol pasidarysiu kavą, kad granola šiek tiek įgautų minkštumo. Išsterliojau kaip visą laiką, bet nesvarbu, žiauriai skanu. Žiauriai skanu. Geriau norėti net negalim.